Praeitam vlogę matėte. Čia tai yra garsioji perė. Per dieną čia praeina virš milijono žmonių. Aš jau nebesuprantu, ką čia darosi. Naujos dienos kvapas. Esame anime lokacijai. Čia skaitosi kažkoks rajonas, kur viskas yra susijęta su anime. Tarkim, kortelėm kolekcionuoti, kur galima Pokemonų įvairiausių dalykų. Kažkokie čia yra dar restoranai, kur labai populiarūs turistų pensininkų, kur ten kažkaip atsisėdi ten viską ir kai jau nori užsisakyti, ar ten kažkas tokio, turi pamiauksėti, grinai, padavėjom pavadyti miau, kad prie tavęs prieitų. Tai keista tema, bet įsivaizduoju, kodėl pensininkam patinka. Ir dar nenustebčiau, jeigu ten jos apsirengusios, tipo, kaip anime, provokuojančiai, ten kaip per tos multikus. Švis kaip vaikam tokius multikus piečia, aš neįsivaizduoju, bet einam įsiaiškinti, kas čia per rajonas. Šiandien, kadangi yra sekmadienis, tai čia kelias yra uždarytas, kad žmonės galėtų tiesiog vaikščioti, kad galėtų visiškai drąsiai eiti, praeiti, kur tik tai nori, nesusidarytų kamščiai. Yra visokių klapų mašinų įvairiausių, kokių tik tai nori. Čia yra kosminė vieta, kosminė. Aišku, aš tai jau išsivėliau, čia pasiėmiau Pokemon Booster Packus 2, bet tai patočiau gal parodysiu, nes žinau, kada tikrai pirksiu. Norėčiau kokį pasiimti retą Booster Pack. Užlipi į antrą aukštą, čia jaučiu tematikom, čia dabar bus kokie Yu-Gi-Oh! Užlipau dar į vieną aukštą, tai čia dar kitokie žaidimai. Nu, taip pat, tie patys klop mašinai, kaip lietuviškai. Replių žaidimai, nežinau, žnyplių žaidimai, tik tai kitokie prizai. Bet čia 7 aukštai tokie. Aš kol kas nemačiau, kad kažkas žais, ginai sakau, kol kas nemačiau, kad kažkas žaistų arba prieš mane, bachurėlis traukia pinigus ir žais. Žiūrėkit, vaikam galima nupirkti, kad tipo, nu, čia išardyti gali, tarkim, variklį. Ir organai yra, kad žinotų, va, pavyzdžiui, viršilą. Blemba, tas bičas su būgnais tai nesveikas, jis ten kopoja, jis nejaučiasi 100%, tikrai būgnistas, tipo būgnais mokinas groti, o tas su boksiuku ten neaišku. Aš išsiverčiau, bet vis tiek yra tas kalbos barjeras, nes neaišku, ten japoniškai parašyta, bet faina lokacija, šiaip yra tokių lokacijų, kur per 7 aukštus eina ten batutų parkai, viskas, kur varo ir čia pagrindė varo net ne vaikai, o grinai savaitgaliais, nu, suaugę žmonės. O dabar nežinau, toliau kruizinam, kaip ir minėjau, čia ta gatvė yra uždaryta, užtverta ir manau, tik tai savaitgalį, kaip ir minėjau, ir gerai, net tokia gal sumaištis ir taip gal nėra labai čia vietos, bet dabar biški daugiau. Tai žodžiu, čia yra ta pati diena ir mes atvarėme į kitą rajoną. Žmonės, grinai, visi žmonės eina iš metro, mes išėjom iš metro ir čia iš karto tas katinas yra. Bet čia varysim ir prie Godzillos statulos, viską, čia bus judesio šiandieną. Ne šiandieną, o dabar. Keliaujam, ieškom kažkur, čia yra statula, kai Godzilla lenda į žemę. Čia vidury šito viso miestelio tokio, čia tokia, kaip nežinau, padaryta. Nu, žodžiu, jų tematika. Tai dabar reikia surasti, kažkur čia yra. Aš jums sakau, kad kažkur reikia, čia pažiūrėkit, va, galva išlindus. Einam ir toliau pažiūrėsim. Tai va čia matome tą Godzilla, kaip ir minėjau, va čia vidury išlindus. Tai tikrai yra žiauriai cool. Taigi, dabar keliaujam kažkur toliau, nežinau, kur kelias nuvesti, čia visko daug yra, tai žiūrėsime, pamatysime. Tokia, sakyčiau, tikrojiška, japoniška, kinietiška gatvelė. Labai siaura, po kairę dešinę maistas ir jie neleidžia, kad filmuotų. Šiaip jam žiauriai nepatinka, kad jos filmuoja, jiem nepatinka. Dabar aš taip pagalvojau, kai pagalbos reikia, tai nieks angliškai nežinau. Kai tik kamerytė atsuku, naufiai.
Atsisėdom pailsėti, bet aš manau, kad šiandienai užteks, nes jau ir planuojam patys viešbutį keliauti ir susitiksime rytoj. Šiandien yra mūsų paskutinė diena Tokijo. Kaip paskutinė? Šiandien yra paskutinė, keliavom į Osaką, o po to balandžio pradžioje vėl grįšime čia į Tokijo, o šiandieną mes dabar kur keliaujam, tai į Pokemon Centerį ir eisime po to nusipirkti kortelių. Tai po truputį bandysime jas rinktis, nes būtent Pokemon Centre tu gali nusipirkti korteles, tos booster packus, žodžiu, visas tas korteles be jokių antkainių. Tai ten kainuoja pakelį po 5 eurus, tu jas gali internete iš karto parduoti po 20-15 eurų, bet aš neparduosiu, aš atidarysiu ir aš laimėsiu. Turbūt tik tai savaitgalį duoda tuos lapukus, kada su laiku tu turi čia ateiti, nes dabar visi gali įeiti ir viskas, sold outas, nebėra. Net nežinau, net nebežinau. Bet, žodžiu, keliaujam toliau, dabar varysim, neįsivaizduoju, kur eisim ir kur nuves akis. Taigi, nusprendėm daryti tą, ką darom per kiekvieną beveik kelionę. Keliaujam į Louis Vuitton parduotuvę su savo pasų holderiais, pasidarysime Tokijo štampą. Let's go. Taigi štampo neuždėjau. Kodėl neuždėjau? Nes Japonijoje yra kitokios taisyklės negu kitur. Tai žodžiu, jeigu nori čia štampo, turi čia nusipirkti paso holderį, čia nusipirki ir tau uždeda štampą. Kitu atveju tu visiškai negali. Nusipirkai ir uždeda. Jeigu, tarkim, nusipirkai ir išsineši iš parduotuvės ir grįžti, viskas irgi tau nebeuždės. Dar keistas dalykas, tai pas juos važiuoja fūros ir jo šneka. Ieškom kur pavalgyti ir čia prie kiekvieno restorano yra tokie stendai, čia yra padarytas maistas, kaip atrodytų. Aišku, čia gal nelabai atrodo gardžiai, atrodo šiaip daug gardžiau pas kitus, bet kad maždaug turėtum viziją, ką tu gali čia užsisakyti, tai visai nice. Taigi keliaujame namo, kažko ekskliuzyvinių neradom, bet radau ekskliuzyvinių Pokemonų kortelių, retų, prabangių, gerų. Tai parodysiu viešbutį ir tenai atsibučiuosim ir susitiksime Osakoje, taip? Dar vienas bairis yra, tai matot parašyta hot. Jūs nejaučiate, aišku, bet aš jums galiu, jie karšti yra, čia karšti gėrimai, tai karšta kava, ekspresas, viskas tu iškart pasiemi ir karšta geri. Buvo ir maistukai visokie, va čia jau paruošti iš karto kramti, sušiukai, viskas, tipo literaliai. Šitas visai gardus, žodžiu, visko yra. Taigi, pagal garsus galit spręsti, kad mes jau grįžome, o aš jums padarysiu, ką aš nusipirkau, to tik surūšiuosiu. Už šitą pakelį mokėjau $5, o pati brangiausia kortelė, kurią galiu ištraukti, yra už $41, o jeigu būna įvertinta ten top 10, tai gaunasi $80. Taigi, trumpai, aš jums gal paaiškinsiu, kaip viskas veikia. Tai tarkim, mes ištraukiam tą brangią kortelę, tai mes ją galime kelti ir pardavinėti po $1. Bet mes turim pasirinkimą ją išsiųsti, kad ją įvertintų ir sugreiduotų ten profesionaliai viskas, kad tu gauni autentifikuotą daiktą, kad jis yra tikrai geros kokybės, viskas puikiai. Tai išsiūlęs kortelę gali gauti grade 7, grade 8, grade 9, grade 9,5 ir, kaip žinoma, grade 10. Grade 10 yra pats geriausias dalykas. Jeigu gauni, tarkim, tą kortelę atgal, jinai yra, tarkim, grade 10, jinai jau kainuoja $80. Pagal ką ten skirstuma, tai yra daug visokių dalykų, jau gali tikrai pasidomėti, bet kad neužimt laiko, einam tikrinti, kokias dar čia nusipirkom pakelius ir ką galima ištraukti. Aš pats net nežinau. Už šitą pakelį mokėjau €5, o pati brangiausia kortelė eina už $200, tada 108, 103, 106, 78 ir 59. Ir čia visos yra skirtingos kortelės. Šito pakelio kaina yra $10, o galima ištraukti kortelę už 108, $4 arba už 105, tada eina už 71, šiam 9, šiam 2, 17. Šitas kainavo $7, o galima ištraukti kortelę, tai už $205, tada už šiam 5, šiam 6 ir taip vis toliau krenta, bet pagrindė 2 $6, kortelė už 100 tram 5, tram 3, tram 2, 17, 17, 14, 9, 9, 7 ir taip toliau. Toks mano buvo apsipirkimas, o šiaip susitiksime kitam video vlogė Osakoje. Iki. Kitame vlogė matysite. Šiandieną mes keliavome iš Tokijo į Osaką. Važiuosime su reaktyviniu traukiniu, ten, kuris radiacija varomas, kur ant 400 mylių per valandą lekia.